šukuoja, toli mergelė, plaukus šukuoja, plaukus šukuoja, upėn laiduoja, plaukus šukuoja, upėn laiduoja, plaukė plaukeliai, tėvo dvarelin, plaukės plaukeliai, tėvo dvarelin. Gerbiamas Gutis Obelevičius, mūsų draugijos valdybos narys, labai daug nuveikęs botanikos srity, žino Traupio botanikos sodą, žino daugybę knygų. Tai labai ačiū, kad sutikot papasakot apie savo paskutinį įdomų leidinį. Sveiki visi, dar kartą smagu čia matyti. Čia ne paskutinė knyga, nes jau knygų mugėj buvo išėjusi, jau pasirodė dar viena, Lututės leidyklos. Tai iš tikrųjų šeivamedis čia yra irgi vienas iš pačių veiksmingiausių tokių vaistažolių. Ir ypatingai šeivamedžių žiedų arbata, persišaldžius, tai šitą esu ir pats išbandęs ir čia pažįstamų ir bendradarbių, tai manau, kad tai viena iš pačių veiksmingiausių arbatų nuo persišaldymo. Vingiorykštę ir drebalę čia galima būtų netgi sugrupuoti, tai jeigu dabartinis vingiorykštės pavadinimas yra filipendulė, bet kažkada, kada dar buvo pirmas Linėjaus registruotas vardas vingiorykštė, tai jinai vadinosi labai panašiai kaip vadinasi dabar aspirinas. Tai vingiorykštė iš tikrųjų yra medžiagos labai artimos aspirinui ir todėl jos ilgus metus Europos liaudies medicinoje tai buvo viena iš pagrindinių priemonių persišaldymo ligoms gydyti. Bet vingiorykštės, bent jau kiek žinau, Balvučiūtė labai jas vertina ir rekomenduoja netgi ir vonioms ten ir panašiai. Panašiom savybėm pasižymiai drebulės, karklų, gluosnių, žievė, kuriuose irgi yra būtent aspirinui artimų medžiagų, kurios irgi galima naudoti būtent kaip tokias persišaldymui, tik tai jeigu vingiorykštės arbata tokia dar yra apyskanė, tai aišku drebulės ar žievės arba karklų arbata yra bjauri, nes turi pakankamai daug taninų.